Esame Kauno rajone, čia auga dekalbų rapsas, vienas iš mūsų derminių laukų. Pastarąsias keletą dienų turėjom didelės šalnas ir žydėjimo metu dažnu atveju ūkininkam kyla klausimų, ar tai pakenks rapsams. Pasitarus su dekalbų selekcininkais, žmonėmis, kurie daro daug skirtingų bandymų, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse, temperatūrų minusai, kurie neviršė daugiau nei 3 laipsnius ir turėjom neilgiau nei 3-4 dienas, didelės įtakos augalų žydėjimui neturės. Tačiau jeigu turėjom minusą didesnį negu 5, 6 arba 7, net ir trumpalaikės tokios šalnos gali padaryti įtakos žydėjimui. Todėl dar kartą skatiname pažinti savo veisles, kokias auginat, net ir skirtingų selekcininkų veislės būna vienodos brandos arba vienodo žydėjimo. Todėl svarbu pasirinkti skirtingo žydėjimo veisles, taip iš dalies įskaidant riziką esant nepalankiom klimatiniam sąlygom. Greitų metu važiuosime lauką su fungicidais, propulse, taip siekdami apsaugoti savo augalų potencialą. Na, o linkiu gero oro, nes rapsas šiai dienai atrodo, jei ne puikiai, tai bent jau labai gerai.